Sveikas, mano brolau, ar tu dar gyvas? Šiandien ir vėl išvarau. Vienas aš tenai, ar tu nori kartu? Nes mano kaimynai klauso rusišką pop iki 12 vakarais. Aš turiu raktus, ar tu turi raktus? Dabar esam prie Skuodo jūros ir matome miškus. Sveikinu, mano brolau, ir tiem, kas gyvas, jeigu nori kartu. Žodžiai, sveiki ponas ir ponai, gerbimiai ir gerbiamosios. Su jumis kalba Eugenijus iš kanalo Eugenijus TV, Eugenijus televizijos. Ir šiandien, kur mes veiksiam? Šiandien mes važiausiam. Ir kur mes važiausiam? Mes važiausiam į nuostabias vietas, į labai gražias. Ir papasakosiu jums istorijų ir dalykėlių. Tai jeigu tiksliau, kur esame dabar? Tai dabar aš esu prie legendinės Skuodo jūros. Čia didžiausia jūra, kad ir didingesnė ir keitesnė už visus kitus ten Baltijas, visokias ten vandenynus, visokius kitus. Pažiūrėkit, kur Skaudiškiai išdarinė. Kuo neišdarinė, aš nežinau. Šitą gali vakščiui dabar. On čia didelį prūdą. Čia aikštelė hebrai pasitais. Grajen. Ai čia kaip čiužinėti pačiūžom. Ar kaip čia galans. Bent jau keduks reikia apsimauti. Čia šitą ir kažkoks grederis atvaris ir traselį ir išdrožys. Gali nusigauti, kad galą per čia. Na žodžiu, mes nesusirinkom būčią prie tų Skuodo jūros. Čia ir tik mažiausias dalėlė, kur mes šiandien veiksiau. Šiaip saulė švieja didelį vėjas, nėra giedras dom. Aš myliu gyvenimą ir myliu orą. Kaip tik oras jau užsakyti video filmavimo. Paskiau, čia ekėts įbojasi, kas čia įboj. Tu pažiūrėk, įėjink apie kuikterį. Atsargiai ekėtas. Mata, kaip ir įsipjovinė ir vėl užšal. Žiūrėk, netgi suost turėjau. Geras žmonės susimisliai, ne? Ponas ir ponai, mylimieji ir mylimosios, tu jau sėsiau į karietą, sėsiam į transport ir važiausiam prie Apaulis piliakalnį. Tun 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 taran tararan taran 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 Honda Civicas, Honda Civicas. Nemelaus biškito šaltiaus. Žiūrama, užsives mašiną, o ne užsives. Ką bitėlė. Gerai, galiau liekti susideda, o vėl pirštin, žinai dėl ko? Nes šal netgi mašinu. Pirmiausias dalykas, ko aš labai tikėjus, kad man pasistra pasiim mašins ir aš taip galvoju ir aš vos ne jau noriu vesti mašiną ir aš meldaus užsives. Ir žinai, ku ir užsived. Tu kaip aš gerai jaučiaus ir galvoju, gali dabar nufilmuoti jums viduosik man myli žiūrovą. Viso gero, mano mylimas Skuode. Pirma, vaikučiai, pabiručiai, aš jums pasakysiu taip. Aš būdavau tas žmogus, kad eidavo be kepurės į lauk, nes ar lieva atrodydavo, ar kažką lauk suveldavo, da kažkų. Galvodavau, kam reiktus kepurėse, ne? Ir vis laik baba, ir ten mam zyzdavo, kad apsimau kepurį, nes ten raga bus, žinai, tipo, paskiau įsiriksi ten, žinai, da kažkų. Tai atsitik taip, kad per švienis gripas įgavau, ar kas ten buvo, negal tiksliai pasakyti. Bet aš ką atrodo, kaip ir, išgijau, kaip yra, ne, vis gera. Ir paskiau iš niekur jau speriai ir, nežinau,
į porą savaičių buvau užgulusiausi ir, nežinau, ir skaudėjai, ir viskui. O jį negirdėjau, stovėjausi. Tai dabar išmokau, kad reik nešiuot keporį. Dar kapišonų ant viršaus, nes nežinois, kas gali atsitikti. Išėjęs iš mašinos turėjau tuik pavėsėlį, turėjau tuik ženklą, kur galit matyti Lietuvos ir Švedijos vėliau. Ir čia veik stiprus mūšis. Kažkaip. Anksčiausia rašytinėse šaltinėse Apolės pilis kovus su švedais vieta. Minima 853 metais, o Piliakalnių respublikinis reikšmės archeologijos paminklo kažkas. Kodėl čia tapy labai svarbu? Otgi aš jums ir draugą man papasakosiu. Pirmą išbandysiu eit ir nenusijobinti. Vienas dalyks. Pasižiūrėkit, kaip čia gražu. Kadangi Piliakalniai vadinam Piliakalnės, dėl to, nes ant kalnų būdavo pils, tai ten būdavo tvirtuoju, ten būdavo prekybi ir ten vykti. Žodžiu, Apolė buvo apie Bagots miestas. Tas laikas, 853, ten kažtuokį. Ir žinot, ku? Pautep. Apolė priklausys kaip ir švedams. Ir mokėdavo duoklį švedams. Nu, kaip ir mokėjai nalog, vien žodžiu, jeigu šnekam tą tokį žargonišką kalbą. Dėl to švedus išvarė lauk ir tada gyventojai atsikovojo savo nepriklausomybę. Aš tą tokį galimybę norėjai pasinaudoti Dana. Ir ko nei padarė? Bandpol kuršius, Bandpol Apolės miestą. Bet žinot, ku? Dana gavo malkų. Dana buvo ištremti. Dana gavo malkų. Nu, ku padarė, žinai, atvarė, buvo sutriuškinti ir išvarė, ne? Ir po to labai greitą išplėt žinį iki švedų. Ir švedai išgird, kad čia Dana atvarė, gavo malkų, čia atsikovoj priklausomybę nuo mūsų, čia turtingas miestas, čia reik užgrobt atgal, nes mes esam vikinga žiaur, mes turėjom visus ten užgrobt. Ir viskai atsiliepni, mes esam pats skaičiaujasi. Nu, ko nei padarė? Nei, užpuolė Apolį. Švedų karalius Olafas. Surink kariuomenį ir atvarė čia. Ir žinot, ku? Nei čia kovoj 8 dienas. Nei kovoj 8 dienas. O 9 dieną norėjai skelbti derybas. Norėjai susitarti. Susitarimas buvo toks, kad Apolė vikingams susimokės, atidaus sidabrą, atidaus, ko iškovojo iš Danų, atidaus įkaitus ir po to tiesiog mokės vėl švedams kažkiek tai dalį, kažkiek tai tų pinigų, sidabrą ar kas ten tas laikas, tikra ne litą ir tikra ne eurus ten tai buvo. Ir kodėl šits mūšis ir kodėl šits mūšis ir taip pagerbts. Otgi dėl to, vikinga, kur atvarydavo, vienas duod kelis dienėlis ir turėjom kelis dienis pavarti, ir turėjom atvarti čia. Čia reikia paprakaitauti. Čia buvo reikalu. Čia ne te paprasta buvo jiems. Ir šitą dalyką prašė ne kažkokį Lietuvos ten mitologiją ir legendas, o netgi pačių vikingų raštą. Nes vikinga patys aprašydavo savo žygdarims. Ir nei savo raštus kitus žmonės iš kitų teritorijų, kitų šalių, gal sakyt šalių, vadindavo silpnuolės ir kad mes lengvai sužymse, mes esam patys keičiausi, už mūsų stipresnių nėra. Bet vikingas savo raštu pagerb kuršius kaip stiprius kovotojus ir keitų žmonės. Čia ir legendų kraštas. Nu, aišku, per laik dabar tokių dalykų kaip kuršių, kaip ir oficialiai nėra. Vis tiek per laik žmonės susijungi, pasidarė bendrį dalyką. Tai kuršė susidėjai su žemaičias, nu mes turėjom tų kuršių kraujas. Man patinka čia atvaryti, nes medė tokie didingi ir
Visai didelį. Ir žinot, rugpjūčio mėnesį, ten rugpjūčio pradžio kažkur, per mon gimtadienį beveik. Ne tau padėjant, bet panašiai. Vykst Apaulis festivalis. Jeigu gerai žodžiu, vyks ten piln prekybs, suvenir, čia deglaužus, ten tipo senkapį būdavo. Čia liktas galėjo kokių šašlyk nusipirkti arba kokių šaltą švyturiaus. Ir žodžiu, piln žmonių. Ir svarbiausia, įdomiausia dalis. Ilga valysa, ne? Per to Apaulis festivalį vis laik vykst muštynės, su karda, su kirvės, ten žmonės apsišarvai, kapriterės, ane ten var, daužo, suskydas ten. Tai kaip matot, čia žmonės aplinko vis susirinki, o čia ir žmogės, kad tavęs laimėjai tau muš. Tai žodžiu, labai fainiai ir pasižiūrėti, ką panei ten kovo. Ir čia dar ne viskas. Eugenijus, kai buvo mažas, gal kokių 3 ar 2 ar 4 ar ten 2 ar 3, 4 metų, ar kiek man ten bebūtom, aš net neatsimenu tos dainos. Palei savo tėvų, mamyts, tėvelį pasakojimus. Pasirodo, aš ar nuo to kalno, ar nuo to statesnį, aš neapžinau. Manau, kad nuo to statesnį. Aš buvau nusiridėnis, kaip koks kulvers toks. Ir vis žmonės, o Jezo Marija, ons vaks nusiridėn. Bet žinot, man niek nebuvo ir... O aš sakiau, noriu dar, būte patek, noriu dar. Kaip žinot, pirm kart Lietuvos vardas buvo paminėtas 2009 metas, jeigu neklystu. Rašytinius šaltinius dabartin Lietuvos teritorijai buvo paminėt Apaulį. Nebuvo paminėtas Lietuvos vardas, bet kaip teritorijai, tai Apaulį ir pat pirmoji. Tikiaus man informacija buvo tiksli, jeigu ką aš naudojos Wikipedijai, tikrinau faktus Lietuvių enciklopedijo ir ChatGPT. Aišku, ChatGPT mane suklyt kelis kartus, dėl to pakoklinus Wikipediją mane išmė tokią informaciją. Tai jeigu kažkur suklydau, aš nekalts. Išvažiaunam iš mūsų veitas, Apaulis piliakalniaus, tada va Mauno iki didžiaus Lietuvos akmenys. Ho, ho, ho! Sveiki, ponas ir ponai, atvažiavę į Barstyčių kaimą. Sveiki, šuniokai, kaip jūs laikotės? Varom. Parking. Sveiki atvykę, ponas ir ponai, prie didžiausio Lietuvos akmenėlio. Na tai kągi, atrodo, čia nieks nebuvo. Žadėjau, nieks nebuvo eis ir šitą aš ir atėjau. Veizėkiam, kas čia ir. Aišku, vis mes šitos lentos neskaitysiau. Jeigu kam vis dar įdomu, mano ilgis yra bla bla bla, plotis bla bla bla, aukštis bla 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 ir sveriu ne 680 tonų ir esu sudėtas ne iš kaulų ir raumenų, o iš lauko, špato, kvarco ir žėručio. Gerai, bandom pirmą prieiti. Seniau žmonės myslė, kad Ponto-Kakmau ir pats didžiausias Lietuvos akmenėlis. Ir netgi šiom dienom žmonės pasitekto informacijai. Tai buvo teisybė, kol netėjo 1958, nes tuo metu žmonės atkas
legendinį Barstyčio akmenį, katras ir Puokis kaime. O anu vards Puokis akmau ar Barstyčio akmau, aš iki dabar nesigaudau, kaip tas išein, nes Barstytė ir už 2 kilometrų, un ženklą galėt matyti, kad jie parašyt Puokis akmau, bet realybė vis sak Barstyčio akmau. Niekas nesak Puokis akmau. Niekas nesak Puokis akmau. Un tekran galėt matyti, kuo dydžios ir svorios ir šits gražuolis ir kiek sver ano draugėlis punto kakmau, katras gyven anykščių šilelė. Jeigu palyginant rezultas, tai Barstyčio akmens ilgis į didesnis, aukštis žemesnis, plotis įgyja didesnis. Šiek tiek. O iškut informacijas apie puntok akmens matmenis, kiek aš googlinau ir veizėjau skirtingų šaltinius, palei Lietuvos geologijos tarnybos informacijai, puntok akmau sver apie 440 tonų. Lietuvos enciklopedija rašo, kad 400 tonų. O kiek šaltiniai rašo, kad 265 tonų. Tai kur čia teisa? Aš nežinau, alio valio ir internetas, turim ką turim. Taip mums atrodo iš arčiau. Nu tai ko, galim prisėsti dabar ir pasirūkauti rimtom temom. Neužteks vien tik veitėlį parodyti, dabar reikia pašnekėti kažkur imti. Tai pirmą aš užduosiu klausim, kas yra labai svarbu žėjim? Koks dalyks yra labai skans, ko gal valgyti žėjim? Duosiu jums 5 sekundės. 5 sekundės praėjo, jūs neatspėjot. Pats skaniausias dalyks yra leda. Maišyris bėga. Pats geriausias dalyks žėjim ir leda. Žinau, valgo ir ne tik svajonės mata, bet ir pajaut meilį. Ir ypač mėsą. Nu, aišku, daržovis. Į daunelį. Arbat, žinai, sakau, matau citrinus, matau net imbierų. Jaučiu, bus stipri. Aš tai ir baigęs mūsų kelionę, jums parodžiau Paulius Piliakalnį, parodžiau didžiausias pasaulyje akmenį. Na ir baigęs mūsų šit kelionę. Mums skambin pons kapitonas. Nu, sveiks, Eugenijau. Nu, kaip tu besilaika, pons kapitonė? Aš gera, o kaip tu, draugėlį? Aš dabar čia videos tik filmuoju, dabar čia žiūrovam parodžiau, kas šitas Paulius Piliakalnis. Parodžiau didžiausias pasaulyje akmenį. A tu rimta? O kur tu geresnė? A, nieko, čia darbas mėgs, nebelaik pavalgyti, nebelaik pabūt vienam, ne, nu pastovi, kapas, laik, nėra. O kur tu man skambin čia? Nu, kad mautum, numėj tau, kiek tau galbūt sakyt, mauni, numėj. Kiek tu gali gastruliuoti? Ei, numėj namų darbus daryt, labanakt vaikučiam tais lauk. Nu, žinau, nu kiek tu gali pasakot, nu žinau. Nu, kur tu žinai? Nepasakau. A, niek tu nežinai. Gersi kapitonė. Nesigauda tu, niekur nesigauda. Gersi kapitonė, tu padarysi, tvarkysi, sudėliuosi, nesigauda. Tu reikalų ministerijai, reikalų tvarkytojo. Davai, būk. Į mokyklą. Nu tai ko, su jums buvau Eugenijus TV iš televizijos. Iki kito karto.